Na kągi, mes ir vėl čia, vėl sprendžiam VB. Ir šį kartą turėsime pavyzdinę užduotį 224. Tai visiems vienuoliktokam labai rekomenduoju ją pabandyti prasispręsti. Na, ir jei ko nesuprantat, tai čia tam esu aš, kad jums padėčiau ir jūs geriau galėtumėt pasiruošti savo VB. Tai kągi. Nieko nelaukiant, manau, galim ir pradėti. Tai pirmas uždavinys mūsų klausė, kiek abiturientų mokosi tik italų kalbos. Tai dabar mes žinome, kad ispanų kalbos mokosi 18 abiturientų, o ispanų ir italų 16 abiturientų ir 30 mokyklos abiturientų papildomai mokosi užsienio kalbos. Žinom, kad arba italų, arba ispanų, arba italų ir ispanų. Tai dabar jeigu 16 mokinių mokosi ir ispanų ir italų, tai vadinasi, tik ispanų mokosi pas mus tiesiog 18 abiturientų minus 16 abiturientų. Nes jie mokosi ir ispanų ir italų, tai reiškia, tik ispanų mokysis 2 žmonės. Dabar kiek mokysis tik italų? Tai tik italų mokysis iš 30 mokinių mes atimsime 16, kurie mokosi ir ispanų, ir dar atimsime 2 mokinius, kurie mokosi tik ispanų. Tai ką mes čia turėsime? Mes čia turėsime tiesiog 12. Tai reiškia, tik italų kalbą mokosi 12 mokinių. Judame toliau. Ir dabar mes turime, kad A pakelt A tuoju yra kažkoks skaičius ir mes to nežinome. Žinome tik A kvadratu. A yra 3 kvadratu. Tai dabar įsistatome vietoje A, tai bus 3 kvadratu, pakelta 3 kvadratu. Tai kas žino, kas nežino, tai 3 kvadratu yra tiesiog 9. Tai reiškia, mes turim 3 kvadratu, pakelta 3 kvadratu, tai būtų 3 devintuoju. Tai dabar jeigu turime 3 pakelta kvadratu ir dar devintuoju, tai ką mes čia turėsime tiesiog 2 kart 9, tai bus pas mus tiesiog 3 18, paprasčiausios laipsnių savybės. Tai atsakymas pas mus yra 3 18 ir judame toliau, kur mes turime trečią uždavinuką. Ir dabar mūsų prašo, kam lygus šitas visas dalykėlis. Tai dabar mes žinome, kad logaritmas pagrindu kubinė šaknis iš 7 dar lygus šitam dalykėliu. Ir mums reikia pasakyti, kam yra lygu m. Tai labai pratinga būtų tiesiog suskaičiuoti pirmą, kam yra šitas logaritmas lygu. O mes tiesiog įsistačiai skaičiuotuvą, mes matytume, kad tai yra tiesiog 3. Jeigu šitą skaičiuotuvą, tai reiškia logaritmas 3 šaknis iš 7 pas mus yra tiesiog 3. Tai reiškia, 3 yra tiesiog 81 kart 2 7 m tuoj. Tai dabar 81. Mums reikia, kad būtų abi pusės pagrindų 3. Nes žinome, kad 27 yra 3 trečiuoju, o 81 pas mus yra tiesiog 3 ketvirtuoju. Tai reiškia, mes turim 3, kad 3 yra 3 trečiuoju kart 3 ketvirtuoju kart m. Tai čia 3. Plus 4 bus tiesiog 3 lygų 3 septintuoju m. Na ir dabar ką? Mes tiesiog turime čia lygti. Čia turim 1, čia turim 7m, tai reiškia 1 yra lygus 7m. Tai kam bus lygu m? Tai bus tiesiog 1 septintoji. Tai atsakymas yra tiesiog 1 septintoji. Dabar judame toliau ir mes turime, kad funkcija mums reikia paskaičiuoti f nuo 5. Ir žinome, kad f nuo 5 yra tiesiog... mes žinome, kad yra tokia sąlyga, kad fx minus fx plus 1 yra tiesiog 2x plus 5. Ir žinome, kad f6 yra 12. Tai žiūrėkit, ką mes galime įstatyti, mes vietoj x plus 1 galime įsistatyti f nuo 6. Čia turėsime f nuo 5 minus 5 plus 1 bus f nuo 6. Ir visa tai bus lygu 2x plus 5. Tai dabar f nuo 6 mes žinome, kad yra 12. Tai reiškia f nuo 5 bus pas mus tiesiog 2x plus 5. Ir f6 keliam kitą pusę, tai bus plus 12. Tai dabar ką mes rašom vietoj x, o vietoj x mes paprasčiausiai statome 5.
Tai reiškia, kad f nuo 5 pas mus bus tiesiog 2 kart 5 plus 5 plus 12 ir tai būtų tiesiog 27. Atsakymas 27. Gerai, tai dabar mes turime 3 iš eilės einančius aritmetinės progresijos narius ir mums reikia pasakyti, kam lygo n. Tai dabar, ką mes galim padaryti, tai pasiskaičiuoti, koks yra šitos aritmetinės progresijos skirtumas. Kitai žodžiais d. Tai žinome, kad d yra tiesiog pas mus dviejų gretimų narių skirtumas. Tai pavyzdžiui, galim pasimti va šitą. Daleiskim, pasiemam kokį, ką žinau, trečią ir antrą narį. Daleiskim tiesiog. Tai čia bus ne 2 ir 1, o 3 ir 2. Tai pas mus skirtumas bus tiesiog 5n plus 1 minus 4n minus 2. Tai dabar atsiskliaudžiam minusą, tai bus 5n plus 1 minus 4n plus 2. Tai mes turime, kad pas mus skirtumas yra tiesiog 5n minus 4n, tai bus tiesiog n, ir 1 plus 2, tai bus plus 3. Tai skirtumas yra pas mus 3, tai reiškia, kad jeigu prie n minus 3 mes pridėsime skirtumą, mes turėtume gauti mūsų antrą narį, tai kitai žodžiais, kad a1 plus d turėtų pas mus būti lygu a2. Tai reiškia, n minus 3 plus n plus 3 turėtų pas mus lygu būti 4n minus 2. Mūsų antrasis narys. Tai dabar, ką mes galim padaryti, tai viską susikelti į reikiamas vietas. Ir ką mes čia turime, tai jeigu n ir n, tai bus 2n, pelsime į kitą pusę, tai mes čia turėsime 4n minus 2n, o tada kairiai pusėme turėsime minus 3, 3, tai 0 ir minus 2 perkeliam kitą pusę, tai reiškia, kad 2 yra 4n minus 2n, tai reiškia, kad 2n yra pas mus tiesiog 2n, tai reiškia, n pas mus bus tiesiog lygu 1. Ir atsakymas yra 1. Gerai, judame toliau ir dabar žinome, kad funkcijos f nuo x yra lyginė. Ir taškas priklauso AB. Ir dabar žinom, ką mes žinome apie lyginę funkciją. Ir mes apie lyginę funkciją žinom, kad jeigu įstatytume minusinį x funkciją, mes tiesiog gautume reikšmę f nuo x. Tai pavyzdys tokios funkcijos būtų, pavyzdžiui, x kvadratu. Tai jeigu x kvadratu įsistatytume minusą, mes vis tiek turėtume x kvadratu. Tai čia pas mus būtų lyginė funkcija. Tai dabar, jeigu mes turime tašką A ir B, tai jeigu mes įstatytume tašką A, mes turėtume tą pačią reikšmę kaip su tašku minus A. Logiška. Ir tai žinome, kad yra B. Tai reiškia, taškas A ir B priklauso funkcijai ir taškas minus A ir B. Nes reikšmė tokia pati ir su minusiniu ir teigiamu x. Tai reiškia, atsakymas yra minus A ir B. Judame toliau. Dabar yra ilga labai sąlyga ilga. Bet basically, ką jinai mums nori pasakyti, kad egzamino įvertinimo aritmetinis vidurkis yra tiesiog šita formulė. Ir tai pas mus yra mėnesį po pirmojo egzamino. Tai dabar, jeigu mums reikia nustatyti pirmojo laikyto egzamino vidurkį, tai reiškia, kad pats pirmas buvo, kai dar nei vienas mėnesis nepraėjo. Tai reiškia, kad tai pas mus bus tiesiog lygius 0. Tai mes tiesiog tai įsistatom, vietoj tai įsistatom 0 ir įsistatom šitą lygtį. 7,5 minus 6 kart ln 0 plus 1, tai bus tiesiog iš ln 1, o žinome, kad ln 1 yra tiesiog 0, tai reiškia, kad čia turėsim tiesiog 75. Nu, jeigu nežinot, tiesiog statom skaičiuotuvą, ne, viskas čia yra logiška ir čia atsakymas yra 75. Dabar nustatykite po kelių mėnesių išlaikius pirmąjį egzaminą, vidutinis egzamino įvertinimas bus 63 balai. Tai dabar mes vietoj FT statysime 63 balus ir mus domina T, šiuo atveju laikas. Tai reiškia 63 lygus 75 minus 6 ln T plus 1. Tai ką mes dabar turime? Ogi mes turime, kad jeigu, pavyzdžiui, čia kelsime į kitą pusę 7,5, tai turėsime, kad minus 12 yra pas mus minus 6 ln T plus 1. Tai reiškia, kad minus 6, jeigu eina į kitą pusę, tai reiškia, kad 2 pas mus yra lygu ln T plus 1. Ir norint išspręsti šitą lygtį, mums reikia 2 pasiversti logaritmų, kurio pagrindas yra e, arba kitaip tiesiog ln. Tai reiškia, 2 pas mus bus tiesiog ln e kvadratu, nes jeigu mes
pasižiūrėsim, kam lygus ln e kvadratu, tai pas mus bus 2. Nežinom, kad pagrindas yra e, tai jeigu čia e ir e, tai 2 eina prieš skliaustus, ir čia liekam su e. Nu, čia tiesiog aš aiškinu, iš kur tas logaritmas e kvadratu atsiranda. Tai čia turėtume 1, tai turėtume tiesiog 2. Nu, basically short. Nu, galite tiesiog patikrinti, dėl viso pikto. Ir dabar ką mes turime, tai reiškia, kad čia turime ln e kvadratu lygų ln t plus 1. Tai dabar galim susidaryti lygtį. Ir ką mes turėsim, kad e kvadratu lygų t plus 1. Tai t pas mus bus tiesiog e kvadratu minus 1. Ir jeigu mes tai pažiūrėtume, mes gautume kažkur apie 6,8, neklystų. Tai jeigu mūsų prašo vienetų tikslumų, tai reiškia, kad po 6 mėnesių egzamino vidurkis bus 63. Gerai. Dabar kuris teiginys apie lygties sprendinys yra teisingas. Tai dabar yra ilgasis būdas tiesiog įspręsti šitą lygtį. Ką aš manau galima padaryti. Ir tai jums bus turbūt logiškiausias paaiškinimas. Tai dabar, ką mes turim prieš tai padaryti, tai mes turim pasižiūrėti apibrėžimo sritį. Tai reiškia, x plus 1 turi būti daugiau už 0, x minus 1 turi būti daugiau arba lygų už 0 ir 4x minus 1 turi būti daugiau arba lygų už 0. Tai čia gauname, kad x yra daugiau arba lygų už minus 1, čia gauname, kad x daugiau arba lygų už 1, čia gauname, kad x yra daugiau arba lygų už 1/4. Tai reiškia, kad pas mus x turi būti daugiau už 1. Ir tai yra apibrėžimo mūsų sritis. Dabar ką mes darome? Vienas būdas yra tiesiog bandyti įsistatyti skaičius, pavyzdžiui, 1, 2 ir tada žiūrėti sprendinius. Jeigu jūs ten bandytume statyti, jūs matytume, kad lygtis neturi sprendinių. Bet dabar kaip mes tai galim paskaičiuoti? Ogi labai paprastai, mes, pavyzdžiui, imam x plus 1 minus šaknis iš x minus 1 lygų šaknis iš 4x minus 1 ir mes jas tiesiog sprendžiame. Tai pirma, ką mums reikia padaryti, tai abi pusės pakelti kvadratu. Tai čia turėsime x plus 1 kvadratu, tai bus tiesiog x plus 1. Nu, čia pagal formulę a kvadratu minus a minus b kvadratu, tai bus tiesiog a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Tai čia turėsime x plus 1, tada 2 kart šaknis iš x plus 1 kart šaknis iš x minus 1 ir plus x minus 1. O dešiniai tiesiog turėsime nuimtą šitą visą dalykėlį ir turėsime 4x minus 1. Tai ką dabar mes turime? Ogi mes turime, kad čia 1 minus 1 įsiprasina, tai turim, kad 2x. Dabar jeigu čia turime šaknį iš x plus 1, x minus 1, tai mes galim viską pasirašyti vieną 2 šaknis iš x plus 1 kart x minus 1. Čia turėsime 4x minus 1. Tai dabar liekam čia tik su šaknimi. Tai mes čia turime tiesiog minus 2 šaknis. Jeigu čia matome x plus 1, x minus 1, tai galime tai pasirašyti kaip x kvadratu minus 1. O čia turėsime ką? 4x minus 1 ir dar perskeliam 2x, tai bus minus 2x. Tai reiškia, šaknis iš x kvadratu minus 1, dabar minus 2 pašalinam, tai čia bus 2x minus 1 dalinta iš minus 2. Dabar ką mes čia turime, tai mes turim, kad šaknis iš x kvadratu minus 1 yra tiesiog minus x plus 1/2. Jo, ir turėsime 1 minus x plus 1/2. Tai reiškia, ką mes darom, vėl keliam abi pusės kvadratu. Tai čia turėsime tiesiog x kvadratu minus 1, o čia turėsime x kvadratu minus x plus 1/4. Ir ką mes iš to galime išpešti, tai x kvadratu susiprastina ir turime, kad x yra tiesiog 1/4 plus 1. Tai reiškia, turime vieną sprendinį, 5/4 ir kam reikia paskutiniam dalykę padaryti, tai tiesiog patikrinti šitą sprendinį. Tai dabar žiūrime, jeigu statysime į šitą lygtį, tai turėtų gautis, kad šaknis iš 5/4 plus 1 minus šaknis iš 5/4 minus 1 turėtų būti lygu tas pats, kas 4 kart 5/4 minus 1.
Bet dabar ką mes gauname, kad jeigu mes statysim viską į skaičiuotuvą, mes gauname, kad čia yra 1, o šitas visas dalykas gaunasi 2. Tai ar 1 yra lygu 2? Ne, nelygu. Tai reiškia, kad šita lygtis sprendinių neturi. Bet kaip sakau, galima bandyti ir tiesiog tikrinant įvairiausius sprendinius ir žiūrint, kas vyksta tarp tų dviejų lygčių, bet man rodos, kad tiesiog paprašiau ir tiesiog mokėti spręsti tą lygtį, nes čia nėra nieko sunkaus. Ir dabar kiek bendrų taškų turi funkcijos 7x kvadratu minus 4x plus 5 ir gx lygu 3 sinus x grafikai. Tai pirmas dalykas, kas man šauna į galvą, tai pasižiūrėt, kokia yra šitos funkcijos reikšmių sritis. Tai e nuo g pas mus yra nuo minus 3 iki 3. Nes mes čia matome 3 sinus x grafiką, tai reiškia sinus x grafikas yra nuo minus 1 iki 1. Tai jeigu mes padauginsime iš 3, tai bus nuo minus 3 iki 3. Dabar, kokia yra šitos funkcijos apibrėžimo sritis? O, ne apibrėžimo, o reikšmių sritis. Tai galime pažiūrėti. Ką mums reikės, atsimenam viršūnės. Tai viršūnė yra b dalinta iš minus 2a. Tai mes čia turėsime minus 4 padalinta iš minus 2 kart 7. Tai ką čia galima gauti? Mes čia gauname 4 14, arba 2 septintasias, tas pats dalykas. Ir dabar mes tas 2 septintasias galime įsistatyti į lygtį. Tai pada sužinosim, kokia yra y viršūnės ir taip žinosime reikšmių sritis. Tai dabar ką mes turime? 7 kart 2 septintasios kvadratu minus 4 kart 2 septintasios plus 5. Ir jeigu mes šitą visą dalyką suskaičiuosim, dabar ant despot suskaičiuosiu. Minus 4 kart 2 septintasios plus 5. Mes gausime apytiksliai apie 4,18. Ir ką mes matome, kad šitos reikšmių sritis funkcijos yra nuo 4,18 apytiksliai iki begalybės. Tai mes ką matome, kad jau tikrai, jeigu šitos reikšmių sritis yra nepatenka į šitos reikšmių sritį, tai aišku, kad bendrų taškų šitos funkcijos 2 neturės. Manau, visai aišku. Ir dabar einame prie 12 uždavinio ir mums čia reikia nustatyti, kelintas geometrijos progresijos narys yra 1,729 šaknis iš 3. Tai pirma, ką mes galim pasidaryti, tai mes galim labai lengvai susirasti geometrinės progresijos formulę. Žinom, kad tai yra bn b1 kart qn minus 1. Tai dabar kam lygu q? O q žinoma, kad yra tiesiog irgi dviejų gretimų narių. Tai dabar jau nebe atimtis, o santykis. Tai reiškia, kad mes tiesiog b2 imsim, tai 1 dalinta iš šaknis iš 3 ir b dalinsim tai iš šaknis iš 3. Ir pas mus gausis, kad q yra tiesiog 1/3. Tai reiškia, pas mus b antuoju yra tiesiog šaknis iš 3 kart 1/3 n minus 1. Tai dabar ką mes galim padaryti? Tai tiesiog pasirašyti 1/3 su n, o minus 1 kelti į apačią. Tai reiškia, turėsim, kad bn pas mus yra šaknis iš 3 kart 1/3 pakelta antuoju dalinta iš 1/3. Tai jeigu tai mes padarysime, mes čia turėsime tiesiog, kad bn yra pas mus tiesiog 3 šaknis iš 3 kart 1/3 antuoju. Ir dabar mums reikia rasti, kelintas narys yra 1 dalinta iš 729 šaknis iš 3. Tai mes vietoj bn įsistatysime tiesiog 1 dalinta iš 729 šaknis iš 3. Ir tai turėtų būti lygu 3 šaknis iš 3 kart 1/3 antuoju. Ir jeigu turite gerus skaičiuotuvus, jau dabar galite viskas įspręsti, tiesiog susirašot skaičius. Bet jeigu neturite gerų skaičiuotuvų, tai mes ką čia turėsime? Tai 3 šaknis iš 3 eina į apačią. Čia turėsime 729 šaknis iš 3 kart 3 šaknis iš 3. Ir ką mes čia turėsime? Tai man rodos, kad turėtų čia gauti 6561. Ir tai turėtų būti lygu 1/3 n. Ir kaip mes galim dabar padaryti? Tai mes galim tiesiog rasti laipsnį, kuriuo yra pakeltas 6561, nes, 3 kokiu laipsniu yra pakelta, kad gautume 6561. Galima ir taip daryti, bet aš kaip siūlyčiau daryti, tai aš tiesiog siūlyčiau daryti tai
Kiek paprasčiau, tai abi pusės logaritmuojant, tai jeigu mes paimsim logaritmą pagrindų 1/3 iš 1, 6, 5, 6, 1, o čia paimsim logaritmą pagrindų 1/3 1/3 pakeltą antuoju, tai matome, kad čia logaritmas 1/3 1/3 įsiprastins ir mes liksime tik su n, o čia galim tiesiog paskaičiuoti log 1/3 1 dalinta 6, 5, 6, 1, tiesiog pas mus gausis 8, tai n pas mus bus tiesiog lygu 8. Ir judame toliau. Gerai, dabar 13 uždavinys ir mums reikia rasti mažiausią natūralų nelygybės sprendinį. Dabar ką mums kankintis ir spręsti šitą sunką nelygybę, mes apžaisim sistemą ir galim viską daug lengviau pasidaryti. Tai jeigu mūsų prašo natūralaus nelygybės sprendinio, tai mes galim pažiūrėti, nes natūraliai skaičiai žinom, kad yra tokie, kad 1, 2, 3, 4 ar taip toliau. Tai mes galim bandyti statinėti skaičius ir žiūrėti, kada šita pusė bus daugiau už šitą. Tai jeigu statytume, pavyzdžiui, 1, čia turėtume 2/5, 1 minus 1 kvadratu, o čia turėsim 6,15 pirmuoju. Tai aišku, kad čia turėsim 1 minus 1, tai bus nulintuoju, tai čia bus 1. Ir aišku, kad tai bus mažiau už 6,25 pirmuoju. Dabar, jeigu pabandytume įsistatyti kvadratu, ne kvadratu, o 2, tai ką čia turėsime? 1 minus 2 kvadratu, o čia turėsim 6,25 kvadratu. Tai dabar, kairiai pusėje mes gausime 5 pakelta minus 3 bus 15,625, o čia turėsime 6,25 kvadratu, tai čia turėsime 39,06. Tai aišku, kad šitas yra daugiau, tai 2 irgi netinka, tai bandome 3, dabar turėsime 2/5, 1 minus 3 kvadratu, o čia turėsim 6,25 trečiuoju, tai dabar žiūrime. Tai 2/5, jei pakelsime minus 8, mes turėsime 1525, o 6,25 kubų pas mus bus tiesiog 244. Tai aišku, kad šitas skaičius yra daugiau, arba lygu, tai mažiausias natūralusis skaičius bus 3. Gerai. Dabar 14 yra įdomus uždavinukas, nes aš kaip įspręsčiau, tai aš pavyzdžiui sinus a pasižymėčiau kaip x pavyzdžiui. Tai reiškia, čia mes turėtume 12x minus 9x kvadratų reiškinį. Ir ką mes dabar matome, mes galėtume paskaičiuoti jo viršūnę. Taip, jeigu mes galėtume paskaičiuoti viršūnę, aišku, kad x yra nuo minus 1 iki 1, tai palim pažiūrėti viršūnę. X viršūnė žinome, kad yra b dalinta iš minus 2a, tai b pas mus tiesiog bus 12, o a pas mus bus 9, tai minus 2 kart 9, tai 12 dalinta iš minus 8, 12 dalinta iš 18, pas mus bus tiesiog 2/3. Tai galim pažiūrėti, kokią reikšmę gauna šitą funkciją su 2/3. Tai reiškia, bus 12 kart 2/3 minus 9 kart 2/3 kvadratu. Ir jeigu mes čia paskaičiuotume, mes čia gautume 4. Tai dabar vadinasi, kokią didžiausią funkciją, didžiausią reiškinį gali įgyti šitas reiškinys, pas mus bus 4. Bet sakau, jei nelabai išgalvoja tokį sprendimo būdą, tai ką jūs galite padaryti, tai tiesiog bandyti įsistatyti įvairiausias a reikšmes į šitą reikšmę. Ten daleisim 1, 2, nežinau, 15, 30, realiai bele kokius skaičius ir žiūrėti, kokį skaičių realiai pasiekė šitą funkciją. Ar pasiekė 4, ar 3, ar 5, ar 2, 1. Jeigu jūs įstatinėtumėt čia visokius įvairiausius skaičius, jūs matytumėt, kad didžiausia reikšmė pas jūs būtų 4. Bet sakau, čia jau biškiai yra aukštesnysis lygis ir šitas užduotys yra tikrai nelengvas, nes reikia suprasti, kad čia yra kaip ir kvadratinė funkcija. Gerai. Dabar mums reikia nustatyti kampą tarp vektorių. Tai žinome, kad kampą tarp vektorių mes nustatom pagal, žinom, kad skaliarnę
pas mus formulė yra x1, x2 plus y1, y2. Ir tai pas mus yra vektorius a ilgis kart vektorius b ilgis kart kosinus alfa. Tai dabar žiūrėk, jeigu mums reikia kosinus alfa, tai mes įsiemam, ko mums reikia. Tai x1, x2 plus y1, y2. O vektorių ilgių sąnaugą mes keliame į apačią. Padalinam realiai šitą pusę iš a vektoriaus ir b vektoriaus sąnaugos ir šitą pusę padalinam iš vektoriaus a ir b sąnaugos ir mes turim čia, kad x1, x2 plus y1, y2 tai bus vektorius a ilgis kart vektorius b ilgis. Tai x1, x2 plus y1, y2 dalinta iš vektorius a ir b sąnaugos. Ir tai yra pas mus kosinus alfa. Tai dabar mes galim tiesiog suskaičiuoti šitą kosinus alfa. Tai ką mes čia turėsim? Tai vietoj x1, x2 rašysim 2 kart 3 plus 6 kart minus 1, o vektoriaus ilgis žinome, kad yra pas mus tiesiog šaknis. Tai čia bus 2 kvadratu plus 6 kvadratu kart šaknis iš 3 kvadratu plus minus 1 kvadratu. Žinom, kad vektoriaus ilgio formulė yra tiesiog x kvadratu plus y kvadratu. Tai šitą tiesiog turim atsiminti. Neatsiminti, net realiai yra formulinė, tai šito net nereikia. Bet dabar iškart ką mes matome, kad 2 kart 3 tai yra pas mus 6, o 6 kart minus 1 yra minus 6. Tai reiškia, mes čia turime 0. Tai reiškia, kad visa mūsų lygtis bus lygiai 0. Tai žinom, kad 0 yra kosinus alfa. Ir aišku, žinom, kad kosinus alfa lygiai 0, kai mūsų kampas yra status. Tai kitais žodžiais sakant, tai vektorius kaliarinė sąnauga yra lygiai 0, kai pas mus yra status kampas, tai jeigu šitą žinome. Ir šiaip galim pasiskaičiuoti, ar kosinusą, pavyzdžiui, tai irgi bus 0 su 0 bus tiesiog 90 laipsnių. Tai atsakymas yra 90 laipsnių. Gerai. Dabar mums reikia pasakyti, kam lygus vektorius AB. Mes žinom, kad OA yra A, o B yra B. Tai ką mes dabar žinom? Daleisim, kad čia turim O tašką ir žinom, kad vienas vektorius yra OA, o čia yra OB. Tai dabar mums reikia AB vektorius. Tai mums aišku, kad bus vektorius pas mus toks. Nuo A iki B. Tai jeigu žinom, kad vektorius A yra OA, vektorius OB yra B, tai mes nuo taško A iki B nueisim vektoriais AO ir OB. Tai mes žinome, kad OB yra B, o dabar AO kam yra lygu, tai žinom, kad AO vektorius yra tiesiog minus vektoriaus OA. Priešingas vektorius. Tai reiškia, ką mes turėsim, kad AO yra pas mus tiesiog minus A. Tai reiškia, turėsim B minus A. Tai atsakymas yra paskutinis. Su brėžinuku čia nieko sunkaus. Gerai. Žiūrima. Dabar, kurios funkcijos grafikas nekerta tiesės. Tai ką mes galim tą daryti? Mes iškart matome, kad x minus 2 yra apibrėžimo sritis. Tai reiškia, kad x minus 2 nelygu 0. Jeigu mes šitą dalyką pamatome, tai mes matome, kad x negali būti lygus 2. Tai kurios grafikas nekerta tiesės, tai tikrai, kad x lygu 2. Nes, 2 negali net būti kaip x. Na kągi, einam prie 18 uždavinio, kur mūsų prašo a reikšmės. Tai dabar mes žinom, kad h nuo x grafikos ordinačių h kerta taške 0,23. Dabar h, x funkcija yra sudaryta iš f ir gx funkcijos, tai reiškia, kad 2. Dabar žiūrėkit, kai turim funkciją funkcijai, tai reiškia, kad vietoj šito x kvadratu mes įstatinėsime g nuo x. Tai reiškia, vietoj x kvadratu turėsime 3x plus a kvadratu plus 5. Tai čia mūsų bus h nuo x funkcijytė. Ir dabar mes žinom, kad jinai ordinačių h kerta taške 0,23. Tai mes tiesiog įsistatom taškus. Tai reiškia, čia turėsime 23 lygų.
x lygų 0, tai čia bus tiesiog a kvadratu, tai 2a kvadratu plus 5. Tai reiškia, 2a kvadratu pas mus bus tiesiog 18, tai a kvadratu, aišku, pas mus bus tiesiog 9, tai a pas mus bus šaknis iš 9 plus minus, tai bus tiesiog plus minus 3. Tai kadangi žinom, kad a yra mažiau už 0, tai pas mus reikšmė bus minus 3. Dabar turim 19 uždavinį. Ir mūsų prašo funkcijos. Jo, tai dabar, ką mes realiai turime. Ir pagalvokim, kaip atrodo mūsų kosinuso grafikas. Ne, jeigu netingim, galim jį biškį pasibražyti. Mūsų kosinuso grafikas atrodys taip. Bum, 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 bum. Ir minus šaknis iš 3 bus, ne, kažkur va čia. Tai paskaičiuotume, kada kosinus x yra minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Mes gautume atsakymą 5pi iš 6. O tada kaip šitą tašką nustatytume, tai šitas taškas būtų tiesiog 2pi minus 5pi iš 6. Ir tai būtų 7pi iš 6. Tai vadinasi, mūsų grafika kerta ant taškų 5pi iš 6 ir 7pi iš 6. Bet dabar žinom, kad mūsų reikia sprendinių intervalo, susikirtimo taškų sumos, kaip sakoma, intervalą nuo 4pi iki 11pi iš 2. Tai žiūrėkit. Tai mes žinom, kad šitas visas grafikas, kas pasikartoja 2pi. Tai reiškia, šitas taškas vėl atsikartos, kai bus plus 2pi. Ne, ir taip toliau. 2pi plus 2pi. Ir žiūrėkit, dabar mes pagalvokim, kiek turi praeiti tų tokių bangelių, kad mes teitume prie 4pi ir 11pi iš 2. Tai logiška. Jeigu 4pi mes pridėsime 2pi, tai bus kiek čia? Bus 17pi iš 6. Tai dabar prie 17pi iš 6 aišku nepatenka į mūsų intervalą. Tai mes pridedam dar 2pi. Nežinom, kad periodus pasikartoja 2pi. Tai dabar jau turėsime čia 29pi iš 6. Ir jau šitas dalykėlis jau patenka, nes čia yra daugiau negu 4pi. Taigi, vienas pas mus bus variantas 29pi iš 6. Kuris tikrai patenka, o kitas sprendinukas 7pi iš 6, tai pridedam 2pi, ir vėl pridedam 2pi, nes jau žinom, kad tikrai, jeigu pridėsim 2pi, tai tikrai nepateks dar intervalą, tai pridedam realiai iš viso 4pi, ir ką mes čia turėsime, ogi turėsime 31pi iš 6. Tai jeigu mūsų prašo skirtimo taškų sumos, tai tiesiog prie 31pi iš 6 pridėsime 29pi iš 6. Ir tai pas mus bus tiesiog 10pi, tai atsakymas pas mus bus 10. Aišku, sakau, tos durnas uždavinys, nes, nei normaliai gali pasiprašyti, nei ką, ir sunkus yra. Bet, realiai pasiskaičiuoti reikia, kada yra kosinus x lygų minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Ir kai jau tą informaciją turim, mes tiesiog pasiskaičiuojam sprendinius, kurie patenka į tą intervalą. Aišku, kodėl nepateks jau su 6pi, nes jau bus už šito intervalo 11pi iš 2. Tai gerai, judam prie 20 uždavinuko ir mes čia turime lygtelę ir mums reikia pasakyti sprendinius. Tai visų pirma, kai matome logaritmą, mes iškart pasirašom, kad x minus 1 yra daugiau už 0. Tai reiškia, kad x yra daugiau už 1, nepamirštam apibrėžimo srities. Ir dabar jau, kai šitą žinom, tai dabar 2 eina priekį pas mus, tai reiškia log 3x minus 1 kvadratu yra tiesiog log 3,16. Tai dabar jau, kai turim vienodą čia logaritmą su vienodu pagrindu, mes galim tiesiog prisilyginti šitą. Tai x minus 1 kvadratu pas mums bus lygus 16. Ir tai reiškia, kad x kvadratu minus 2x plus 1 yra tiesiog 16. Tai x kvadratu minus 2x yra pas mus tiesiog 15. Ir ką čia žinom? Tai jau žinom, kad čia tiesiog pas mus bus kvadratinė paprasčiausia lygtis. Tai greit skaičiuojam diskriminantą, tai bus 2 kvadratu plus 15 kar 4, tai bus 64.
Tai vienas ir antras sprendinys bus tiesiog 2 plus minus šaknis iš m4, tai bus 8, dalinta iš 2, nes pas mus a yra 1, tai 2 plus 8 dalinta iš 2 pas mus bus 5, o 2 minus 8 pas mus bus minus 6 dalinta iš 2, tai bus minus 3. Tai aišku, šitas nepatenka į apibrėžimo sritį, nežinom, kad x yra daugiau už 1, tai šitas sprendinys netinka, todėl pas mus atsakymas bus tiesiog 5. Ir jeigu realiai nežinot, kaip šito dalyko daryti, tai paprasčiausiai galite statyti visus x'us į lygtį ir gausit tą patį dalyką. Jo, galite pabandyti su visais. Tai gerai. Dabar yra vis laik mažėjančios funkcijos. Tai, manau, galima apsižiūrėti kiekvieną iš eilės. Tai žiūrėkit, jeigu čia turim 3/7 minus x pakeltą, tai žiūrėkit, čia yra tas pats, kas jeigu mes minus x pašalinsim, tai mes apverčiam funkciją ir mes turim x pakelt 7/3 pakeltą x. Tai žinom, kad tokia funkcija pas mus atrodys maždaug taip. Tai tikrai nebus mažėjanti, kaip tik bus vis laik didėjanti. Tai šitą mes variantą atmetam. Dabar 3 dalinta iš x minus 7. Tai žinom, kad čia ir funkcija, kuri yra formos kaip va taip maždaug atrodo. Tai vienoje vietoj kylanti būna, o kitoj irgi kylanti. Jeigu pas mus būtų funkcija va tokia vat, tai tada tada abiejose vietose leidžiasi. Bet dabar ar jie yra tokia ar tokia, tai manau visiems aišku, kad čia tikrai bus minusiukas. Nu gerai, galim pasižiūrėti, leiskim. Blogiausias atveju tiesiog pabandykite įsistatyti skaičius, nu bet turėtumėt manim pasitikėti, kad čia yra tikrai tokia funkcija, kuri nėra vis laik mažėjanti. Tai sakau, jeigu mano, kad aš klystu, tiesiog įsistatykit skaičius, ten vietoj x 1, 2, 3, minus 1, minus 2 ir pasižiūrėkit, ką ta funkcija veikia. Ar ji didėja ar mažėja. Tada minus 3 plus 3x dalinta iš 7, tai žinom, kad čia yra tiesinė lygtis, bet manome, kad koeficientas yra teigiamas, 3/7, tai reiškia pas mus funkcija judės taip ir tikrai nebus visą laiką mažėjanti. Dabar minus x plus 3 pakeltas 7. Tai mes turime skaičių pakeltą 7, tai žinome, kad pas mūsų grafikas atrodys maždaug taip. Bet žiūrėkit, mes turime dar prieškliausius minusą, tai reiškia, pas mūsų grafikas atrodys ne taip, o kaip tik atrodys va taip. Tai reiškia, jis visą laiką leisi žemyn. Tai šitas variantas pas mus tiks, tas pats su šaknimi, tai žinome, kad šaknies funkcija atrodo taip, jeigu yra nelyginės laipsnis, tai pas mus atrodys jį va taip. Bet kadangi mes turime čia minusą, tai pas mus funkcija atrodys irgi apversta ir jinai bus va tokia vat. Ir matome, kad jinai visą laiką žemėja, tai šitas variantas pas mus irgi tiks. Tai atsakymai yra dvi paskutinės funkcijos. Dabar mūsų prašo kino teatro salės, kėdžių eilių, nu kiek yra eilių realiai. Ko mūsų prašys, čia matome, kad yra aritmetinė progresija, nes kiekvienoje yra eilė vis mažiau kėdžių, tai reiškia pas mus d bus koks? Minus 2. A1 pas mus žinome, kad yra 40, tai n-tojo nario formulė pas mus bus tiesiog 40 minus 2 n minus 1. Tai reiškia, jeigu atsiskliausime, čia turėsime minus 2n ir minus 2 minus 1, tai bus 2, tai kiam plus 2 bus 42. 42 minus 2n, pas mus bus n-tojo nario formulė. Ir dabar žinome, kad paskutinė eilė yra 10 kėdžių. Tai ką mes padarysime, tiesiog vietoj an rašysime 10. Čia turėsim 42 minus 2n. Ir jau dabar galim paskaičiuoti tada n-toj narį. Ta paskutinė realiai. Žinosime, kiek tada yra iš viso eilių. Nes n yra pas mus eilių skaičius. Iškės 2n pas mus bus tiesiog 32. Ten pas mus bus tiesiog 16. Oi, ne 18. 16. Ne, atsakymas 16. Gerai, judame toliau. O, dabar šitas įdomus uždavinukas. Tai dabar tautos skaičių aibės. A yra realiai skaičių aibė. B vienženklių natūralių skaičių aibė. C lygties 2x minus šaknis 2 lygu 0 sprendinių aibė ir lyginių pirminių skaičių aibė. Dabar kurie du teiginiai yra teisingi,
Tai dabar pagalvom. Logiška, kad jeigu yra realių skaičių aibė, tai realiai skaičiai yra absoliučiai visi skaičiai. Tai jeigu mes neturime kažkokių įsivaizduojamų skaičių, kurių mes mokykloje nesimokome, tai logiška, kad tikrai priklausys skaičiai tai aibei. Tai pavyzdžiui, pasižiūrime variantą A priklauso. Tai čia realiai kas parašyta, kad A priklauso B. Bet ar realių skaičių aibė priklauso vienženklių natūralių skaičių aibei? Aišku, kad ne. Priešingai, vienženklių natūralių skaičių aibė priklauso realių skaičių aibei. Pagalvokit, kad mažesnis kažkoks dalykėlis turi priklausyti didesniam. Tai realių skaičių aibė yra visas didelis burbulas, o vienženkliai natūraliai skaičiai tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 7, 8, 9 ir jie aišku, kad priklauso realių skaičių aibei. Tai šitas variantas pas mus tinka. Tada A priklauso D. Tai vėlgi, realių skaičių aibė ar tikrai priklauso lyginių pirminių skaičių aibė? Ne, nes šiaip, pagalvom, lyginiai pirminių skaičių aibė, žiūrėk, aš jums galiu pasakyti tik tiek, kad dar iki šiol nėra atrastas nei vienas lyginis pirminis skaičius. Tai turbūt toks dalykas net neegzistuoja. Aišku, čia nėra kažkoks dalykas įrodytas, bet šios dienos matematikos žiniomis nei vieno nėra pirminio lyginio skaičiaus. Tai tai aišku, kad realių skaičių aibė tikrai nepriklauso lyginių pirminių skaičių aibė, nes čia yra realiai tuščia aibė. Tada ar C priklauso B? Tai koks lygties sprendinys yra? Tai žinom, kad 2x yra pas mus šaknis iš 2, tai x pas mus bus tiesiog šaknis iš 2 dalinta iš 2. Ir ar tai yra vienženklis natūralus skaičius? Ne, nėra. Tai šitas irgi atmetame. Tai reiškia, lieka tik D. Tai kad lyginių pirminių skaičių aibė priklauso vienženklių natūralių skaičių aibė. Tai dabar, ar tai logiška? Taip, nes, realiai pagalvom, kad tuščia aibė realiai priklauso vienženklių natūralių skaičių. Na ne, ji priklausytų ir šitai, ir šitai, ir šitai. Tai šitas, aišku, variantas pas mus tiks. Gerai, ir judame prie 24 uždavinuko ir liko pas mus tik 10. Dabar 24. Čia yra blogas atsakymas nurodytas sprendimuose ir dabar pasiaiškinam, kodėl taip yra. Tai mes čia turime prisiminti formulę, kad A minus B ir abudu jie pakelti trečiuoju laipsniu, pas mus bus tas pats, kas A minus B kart A plus A kvadratu plus AB plus B kvadratu. Dabar, ką mes galim šitą informaciją padaryti, mes taip galim panaikinti racionalumą. Tai jeigu mes padauginsim 1 minus šaknis iš 3m, matome, kad tai yra a minus b, ir jeigu padauginsim šitą dalyką, mes turėsime čia tiesiog 1 minus m. Tai mes tą dabar ir padarytume. Tai dalinta iš 1 minus šaknis iš 3m, ir abi pusės mes padauginam iš 1a kvadratu, tai bus 1 kvadratu, tai bus tiesiog 1 plus AB. Tai bus tiesiog šaknis iš 3m ir padauginam iš 3 kubinė šaknis iš m kvadratu ir taip tą patį padarom viršui. Tai 1 plus šaknis iš 3m plus šaknis iš 3m kvadratu. Ir dabar, ką mes čia turėsime, tai apačioje mes turėsime. Gerai, čia gal rašysim 1 minus m. O viršui turėsime a, ir dabar galim sudauginti šaknis iš m visais. Tai bus šaknis iš m plus kubinė, gerai, visur čia kubinė šaknis. Atsiprašau, pamirštu tai paminėti. Kubinė šaknis m kvadratu plus, tiesiog, jeigu kubinė šaknis iš m kart kubinė šaknis iš m kvadratu, tai pas mus bus tiesiog m. Tai dabar jei mes norime, kad čia būtų minus šaknis iš m, minus 3 šaknis iš m kvadratu, minus m, tai mums a turėtų būti lygu. Tai visų pirma mes turėtume išprastinti tą 1 minus m ir čia dar turėtų visur atsirasti minus. Tai jeigu mes norime išprastinti minusus, tai a pas mus turėtų būti minus 1 minus m. Nes tada žiūrėkit, 1 minus m išprastintų šitą ir pas mus liktų čia visur minus. Tai
Dabar, jeigu žinom, kad tai turi būti minus m, tai mes galim tiesiog tą minusą susikelti į kliaustus ir tai tiesiog bus pas mus m-1. Tai pas mus bus m-1. Nes tada įsiprastina ir šitas, visur čia bus minusiukai. Sakymas m-1. Nu ką, jau vakaras, prisėdau vėl, užbaigsim šitą suknistą belia kokio sunkumo egzaminą. Tai dabar turim apibrėžimo srities aibę ir turim pasakyti, koks faktas apie ją yra teisingas. Tai realiai mūsų prašo apibrėžimo srities. Dabar mes atsimenam, kad jau nekartą susidūrėm, kad šaknyje skaičius turi būti daugiau už 0. X kvadratu minus 1 turi būti daugiau arba lygiau už 0. Bet ką mes matome, kad šita šaknis yra vardiklyje. Todėl x kvadratu minus 1 negali būti lygių 0. Tai reiškia, kad mes čia turėsim ne daugiau arba lygių, o tiesiog, kad x kvadratu minus 1 yra daugiau už 0. Tai ką tiesiog išsisprendžiam nelygybę, tai x kvadratu minus 1 pas mus bus lygių 0, tai x kvadratu lygių tiesiog 1, tai x bus tiesiog lygus pas mus plus minus 1. Tai dabar, jeigu žiūrėtume pagal mūsų grafikėlį, ar ne šakos į viršų, nes teigiamas a ir čia turim 2 taškus, minus 1, 1 ir matome, kad mūsų prašo, kada yra daugiau, tai nuo minus begalybės iki minus 1 ir nuo 1 iki begalybės, tai tokia pas mus yra apibrėžimo sritis, nesumaišom su laužtiniais kliaustais, nes minus 1 ir 1 neįeina. Ir judame prie 26 uždavinuko, tai šitas toks įdomesnis, dabar kosinus 1, 2, 3 ir iki kosinus 179, tai mes galim skaičiuoti visus realiai nuo 1 iki 179, bet žiūrėkit, labai paprasta. Čia neeina kiekvienas laipsnis ir mes žinom, kad kosinus 90 yra lygu 0. Tai mes šitą faktą pastebim, tai tada reiškia, čia ne laipsniai, jeigu mes šitą faktą pastebim, tai reiškia, kad visa šita sandauga, jeigu bent kartą padauginam iš 0, tai visa sandauga irgi bus lygu 0. Tai šitas uždavinukas pakankamai greitai pas mus ir lengvai įsisprendžia. Dabar šitas uždavinukas yra biški kitoks. Praretinu, kad matytųsi normaliai jisai. Tai dabar mes turime vienetinį apskaitimą ir mūsų klausia, kam lygus sinus alfa. Tai žiūrėkit, atsimenam, kad sinus alfa pas mus yra y koordinatė. Tai matome, kad tai yra n. Tai reiškia, sinus alfa pas mus bus tiesiog n. Tai va šita dalis. Ir žiūrime antrą dalį ir mūsų čia prašo, kam lygu n dalinti iš m. Tai mes matome, kad čia mums yra nurodyta tangentų tiesė. 1 ir t. Ir mes žinome, kad tangentas yra sinusas iš kosinus. Tai matome n reikšmė iš m reikšmės. Tai n iš m pas mus bus tiesiog tangentas, o tangentas pas mus yra parodytas čia ir tai yra tiesiog t. Tai n iš m bus tiesiog lygu t. Arba kitaip tangentai. Judame toliau ir 28 uždavinukas. Atsiartinam atgal. Ir čia mums reikia pastebėti formulę. Ir kokia jinai yra. Tai paprasčiausia. Čia yra formulė a plus b trečiuoju. Yra tiesiog a trečiuoju plus 3a kvadratu b plus 3ab kvadratu plus b trečiuoju. Tai šita formulė yra tiesiog formulinė. Tai jeigu mes ją įsistatytume, tai mes čia pamatytume, kad čia yra a trečiuoju, aišku, 1 kubu yra 1, plus a kvadratu, tai bus tiesiog irgi 1, tai 3 šaknis, kubinė šaknis iš 2, plus 3, dabar b kvadratu, tai reiškia bus kubinė šaknis iš 2 kvadratu, plus b trečiuoju, tai aišku bus tiesiog 2. Tai ką mes matome, čia turime 3 plus 3 nes iš 2 ir čia turim 3 plus šaknis iš 4. Tai dabar matome, kad turim visiškai tokią pačią formą. Ir matome, kad vietoj čia 3 kubinė šaknis iš kažko, mes turime įrašyti 4. Sakymas 4. Dabar žvelgiame į 29 uždavinuką ir čia mūsų prašo nustatyti a reikšmę. Tai dabar mes matome, kad mūsų funkcija eina iki 3 ir minus 3.
Tai logiškai iškart manome, kad šiaip kosinusas yra nuo -1 iki 1. Jo reikšmių sritis, bet jeigu matome, kad yra nuo -3 iki 3, tai reiškia, kad mes tą kosinuso funkciją padauginam iš 3. Dabar reikia nustatyti ar minuso ar pliuso ženklas, tai matome, kad čia yra kosinus x minus pi. Tai reiškia, mūsų grafikas yra pasislinkęs į kairę per 1. Tai matome, jeigu čia matytume, kad čia yra minus pi, tai matome, kad visas mūsų grafikas eina kaip įprastas kosinuso grafikas. Tai reiškia, a pas mus bus teigiamas, nes jeigu būtų neigiamas, tai tik suktųsi, tai atrodytų, maždaug tai atrodytų. Jeigu būtų neigiamas. Bet kadangi a yra teigiamas, tai mes jį paliekam ir atsakymas yra 3. Ir dabar čia aiškiai nesimato, bet čia mūsų klausia, gerai, biškai pastraukim tą, mūsų klausia taško pi iš 2 ir y, tai kam lygu y. Tai dabar žiūrim, kur pas mus bus pi iš 2. Tai jeigu čia yra 0, čia yra pi, tai per vidurį bus pi iš 2. Tai matome, kad y reikšmė šitam taške yra tiesiog 0. Tai y pas mus bus lygus 0. Ir paskutiniai 5 grafikėliai, tai dabar mūsų prašo šaknies iš x grafiko. Aš žinau, kodėl čia tiesiog random sugalvoja paskutinis uždavis lengvus įknėst, bet yra kaip yra. Tai realiai, jeigu nežinot ką daryti, tai pabandykite tiesiog statyti skaičius ir pamatysit realiai, kaip eina grafikas. Bet jeigu mes žinome, kaip atrodo šaknis iš x grafikas, tai jis maždaug eina taip. Tai matome čia nuo 0 ir jis eina tolyn. Tai jo, tiek čia. Ok, tai dabar turim labai trikį uždavinį ir mes turime kažkokią apskaitimo lygtį ir mums reikia pasakyti, kam lygus šitas apskaitimo spindulys. Tai dabar atsimenam, kaip atrodo apskaitimo lygtis, o jie atrodo taip. X minus a kvadratu plus y minus b kvadratu lygu r kvadratu. Dabar mums reikia jį pasidaryti tokią formą. Tai dabar, žiūrėkit, mes turim x kvadratu ir minus 6x. Ir mums reikia jį pasiversti tokią formą. Tai žinom, kad tai yra a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Tai žinome, kad a pas mus yra x, tai b pas mus yra tiesiog 6 padalinta iš 2. Tai reiškia, b pas mus bus 3, tai bus 3 kvadratu. Tai dabar, žiūrėkit, čia vietoj x minus a rašom tiesiog x minus 3 kvadratu. Ir dabar identiška situacija yra su y. Tai dabar čia turėsim y, tai dabar turėsim ne minus, o plus. Nes matome čia 12y, tai 12 dalinta iš 2 bus tiesiog 6. Oi, 6, tiesiog 6. My bad. 6 kvadratu. Ir dabar žiūrėkit, jeigu mes čia turim 9, o čia, čia turim 3 kvadratu, o čia 6 kvadratu, tai reiškia, kad nieks nepasikeistų, mes čia turim dar iš jų atimti, čia turim atimti 9 ir čia turim atimti 36, arba kitaip 6 kvadratu. Ką mes tai darome? Kad tokiu būdu, kad mes čia apskliaudam šitą x minus 3 kvadratu ir y plus 6 kvadratu, nieks nepasikeičia. Ir pas mus dar pasilieka tas plus 20. Ir visą tai yra lygu 0. Tai dabar pasiliekam kaip apskaitimo lygtį x minus 3 kvadratu, y plus 6 kvadratu, o į kitą pusę susikeliam skaičius. Tai turėsime čia 36 plus 9 minus 20 ir tai, jeigu paskaičiuotume, yra tiesiog 25. Tai žinom, kad tai yra r kvadratu, tai r pas mums bus tiesiog šaknis iš 25 ir tai bus tiesiog 5. Spindulio ilgis yra pas mus 5. Sakau, trikių uždavinys, daug ką reikia išmanyti, bet, jeigu žinosite tą apskaitimo lygtį, tai, jis yra įkandamas, kaip sako. Gerai. Dar vienas uždavinukas ir čia vėl reikės mums didesnės rezoliucijos. Tai dabar matome, žinome, kad trikampių kraštinės ilgiai yra vienodi, čia yra 3 lygiakraščiai trikampiai ir mums dabar reikia OD ir OC vektorius. Čia mes turime OD ir OC vektorių ir mums reikia vektorius AC. Tai AC vektorius pas mus bus šitas vektorius. Šį nubrėžiu, nes mums vėliau reikės. Tai reiškia, mums kažkaip iš A reikia ateiti iki C. Tai lengviausias būdas yra tiesiog eiti nuo A iki D ir nuo D iki C.
Tai galim pasirašyti vektorių AC, taip pat tiesiog kaip per AD plus DC. Tai dabar žinome, kad AD pas mus yra tiesiog kas? Tas pats, kas OC. Nes matome, jie yra lygiai gretus. Tai OC yra tas pats, kas AD. Tai reiškia, AD lygiai yra tas pats, kas OC. O OC žinom, kad yra B. Tai galim tiesiog rašyti, kad AD yra pas mus B. Dabar kam lygu DC? Tai DC yra tiesiog, įsivaizduom, mums reikia nuo D iki C nueit. Tai bus tiesiog DO plus OC. DO plus OC. Ir dabar žinome, kad mes žinome vektorių OD, kad yra A. Tai pas mus vektorius DO bus tiesiog minus OD vektorius. Šitą irgi žinome, priešingas vektorius. Tai reiškia, pas mus DO pusiau bus minus A. Tai mes čia turėsime B minus A. DO yra minus OD. O OD žinom, kad yra A, tai reiškia minus A. Ir tada OC pas mus bus tiesiog B. Tai dabar pasižiūrim, koks bus mūsų M. Tai M mes matome, kad mūsų yra prie A skaičius, tai yra minus 1. O prie N mūsų skaičius yra B ir B turime, tai reiškia, tai yra 2B minus A. Tai turėsime čia 2. Ir dabar reikia pasižiūrėti AC ir CO skaliarinę sanduką. Tai šitas jau yra labiau trikiai uždavinukas. Matome, čia yra vektorius AC, čia yra OC. Tai dabar mums ką reikia padaryti. Tai šitą visą dalykėlį pasibrašyti taip, kad mes matytume kampą. Tai norint, kad mes matytume kampą, tai vektoriai turi išeiti iš vienos vietos. Tai reiškia, jeigu mes čia turim vektorių CO, tai mums reikia tą CO vektorių perkelti taip, kad jis prasidėtų nuo A. Tai jeigu mes tą CO perkeliam čia, nieko nepakeitėm, žiūrėkit. CO iš čia atsirado čia. Tai matome, čia kampas yra tarp vektorių. O vektorius pas mus, o vektorius skaliarinė sanduoka, žinome, kad yra tiesiog vektorius A ilgis, kart vektorius B ilgis, kart kosinus alfa. Dabar kam lygus šitas kampas? Tai žiūrėk. Tai šitas kampas yra tiesiog 180 minus va šitas kampas. O mes žinome, kad čia yra, gerai, brėžinukė gal taip gerai nesimato, bet jeigu aš nubrėšiu tiesią liniją, labiau gal matytųsi. Jo, gal tai čia daug geriau nemalosiu. Gerai, nutrinam šitą dalykėlį. Jo, nubrėžiam tokį linijytę. Jums bus aiškiau. Dabar kampas tarp vektorių pas mus bus 180 minus šitas kampas. O kam lygus šitas kampas? Tai žinom, kad čia eina realiai per pusę kraštinės. Čia yra kaip ir, kitais žodžiais, čia yra, to trikampio ADO aukštinė. Tai reiškia, jeigu čia yra 60 laipsnių, čia yra lygiai kraščiai trikampis, tai čia bus pusė. Tai bus 60. Dalinta iš 2, tai bus tiesiog 30 laipsnių. Tai šitas kampas yra 30 laipsnių, tai reiškia, kampas tarp vektorių AC ir CO bus 150. Tai dabar, kam lygus vektorio CO ilgis, tai žinome, kad jeigu kraštinės ilgis yra lygus 1, tai ir vektorius CO ilgis bus irgi 1, tai reiškia, čia turim kosinus 150. Dabar, kam lygu AC, tai galim labai lengvai pasakyti. Mes žinom, kad čia yra 2 aukštinės sudėtos, tai galim pasakyti, kadangi žinom, kad jos yra lygios, tai mums reikia tik vienos aukštinės ir padauginti iš 2. Tai žinom, kad AO yra 1, o žinom, kad pusiau kraštinė susikerta su aukštinė lygia kraščiam trikampį. Tai žinom, kad šita vieta, šita atkarpa bus 0,5. Tai jeigu ieškosime, tai leisim pasižymim čia kokį E, tuos pavadinimu. Tai AE pas mūsų pagal Pitagoro teoremą tiesiog 1 kvadratu minus 0,5 kvadratu ir ištraukta šaknis. Tai mes, jeigu visą šitą paskaičiuosime, mes gausime, kad čia yra šaknis iš 3 padalinta iš 2. Dabar, jeigu mums reikia AC, tai AC bus tiesiog šaknis iš 3 dalinta iš 2 kart 2,
ir tai bus tiesiog šaknis iš 3. Tai reiškia, kad žinom, kad vektoriaus AC ilgis yra šaknis iš 3. Tai reiškia, kosinus 150 šaknis iš 3. Kosinus 150 kart šaknis iš 3, tai bus tiesiog, jeigu įsivesit skaičiuotuvą, tiesiog gausit minus 1,5. Tai sakau, uždavinys tikrai kaip vienam taškui yra absurdiškai sunkus, bet, ką žinau, gyvenam, kaip sakoma, toliau. Ir žiūrim, jeigu kažkas turit lengvesnį sprendimą, tai būtinai pasidalinkit komentaruose. Žinot, aš nesu, kaip sakoma, aš nežinau, ko nori Anča iš jūsų, tai aš galiu tik pasakyti, kaip man atrodo, kad yra geriausias sprendimas. Ir man atrodo šitas pats logiškiausias, mano nuomonė jis yra paprasčiausias. Nors, aišku, jis nėra paprastas. Gerai. Dabar vėl grįžtam prie lengvų užduočių, aš nežinau. Čia tos, realiai variacija eina iš tų uždavinių, aš negaliu. Dabar mūsų prašo mažiausias periodų. Tai periodas yra susijęs pas mūsų skaičiu, kuris yra prie x kosinuso grafika. Tai jeigu mes matome 4x, tai reiškia, kad pas mus periodas bus 4 kartus greitesnis. Įsivaizduokit, jeigu turime kosinus x grafiką, tai jis eis tai va maždaug, o jeigu mes turime kosinus 2x, tai viskas pagreitės per pusę. Tai mes dabar, plius minus, čia aišku, aš nebiržu labai ten gerai, bet maždaug, jis 2 kartus pagreitės. Pagalvokit logiškai, jeigu statysim, pavyzdžiui, čia 30, tai jau čia bus 60 laipsnių. Čia įstatysim 15 laipsnių, čia jau bus 30 laipsnių. Matot, viskas 2 kartus greičiau. Tai 4x, reiškia, kad periodas bus 4 kartus greitesnis. Tai žinome, kad kosinuso periodas yra 2pi, tai jeigu čia yra 4x, tai reikia jį padalinti iš 4, tai periodas bus pi dalinta iš 2. Na kągi, žygiuojame į paskutinį uždavinuką, kuris tikrai nėra labai sunkus. Tai parduotuvė paspirtukas kainuoja 50 eurų, įsigyto paspirtuko po pirmųjų metų vertės sumažėjo 20%. Tai, gerai, tai aš nežinau, galim sudaryti proporciją. Tai 500 bus 100%, o 80% nes per 20 sumažėjo, bus pas mus x. Tai skaičiuojam x, tai x bus tiesiog 500 kart 80 dalinta iš 100. Ir tai pas mus bus tiesiog, jei neklystų 400, bet dėl viso pikto aš dar paskaičiuoju. Jo, 400. Tai dabar žinoma, kad yra 400 eurų ir tada paskui kasmet mažėja po 15% nuo paskutinių metų praėjusių metų vertės. Tai kaip skaičiuoju, kokia bus įsigyto paspirtuko vertė po 3 metų, tai reiškia, mes dar 2 metus po 15% nuvertėjimo matome. Tai ką mes galime panaudoti sudėtinių palūkanų arba procentų formulę. Tai reiškia, s bus s0 kart 1 plus minus p dalinta iš 100 pakelta n-uoju. Žinom, kad s0 pas mus bus 400. Nes skaičiuojam jau nuo tos 400 eurų vertės. Vienas, dabar pliusas ir minusas. Aišku, kad minusas, nes pas mus mažėja. Ir čia turėsim vietoj procentų 15, dalinta iš 100 ir pakelta kokiu laipsniu, kvadratu, nes žiūrėsime 2 metus, nes po 3 metų mūsų prašo, bet jau 1 metai praėjo ir sumažėjus 20%. Tai, jeigu visą šitas dėsim ir skaičiuosim, mes turėsim 289 eurus. Tai jo. Egzaminas buvo tikrai sunkus, baisiai sunkus, bet tikiuosi jums padėjau. Sakoma, įdėjau belė kiek laiką, nes tikrai buvo reikalų išspręsti visus uždavinius ir dar, suprantat, neužtenka įspręsti, turi dar ir, kaip prieiti prie to, kaip paaiškinti, tai tikrai nebuvo lengva. Jeigu užmatot kokių klaidų, ką aš padariau, tai būtinai papointiaunkit. Man tai bus tik geriau, galėsite ir aš mokytis, ir jūs galėsite mokytis iš to. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.